referencai iš karto vertinami geriausiai. Galimai ir dėl labai patyrusio žokėjo, kuris vienintelis, kaip matome, neturi žokėjo nuolaidos. Tačiau dabar yra 17:19 su labai nedideliu pavėlavimu. Startuojame 5-ajame bėgime ir, na, tas dalinis vėlavimas yra dėl to, kad buvo šiek tiek ginčų dėl kai kurių finišų ir dėl kai kurių smurtų, nežinau kaip tai pavadinti, dėl šiokio tokio smurto prieš kai kuriuos žirgus. Na, 4. bėgimas, apie jį aš kalbu, o čia pakalbėkime apie šį 1000 metrų bėgimą, nes mums nespėjus nesumirksėti jis gali ir pasibaigti. Pirmojoje pozicijoje bėga Edvinas Kubilius su Danzig King, antrasis starto numeris. Labai įtempta kova tarp Morning Rose Player, labai atsiprašau, Morning Rose Player, šiek tiek panašios kepurėlės. Morning Rose Player, Evelina Ruvelytė, vienas iš geriausiai vertintų žirgų, antrojo vietoje reitinguotas prieš startą, tai yra 2 metų amžiaus kumelė, 2-mečių, priminsiu, grynakraujo jamųjų žirgų bėgimas, 2 ir 3 pozicijos. Vera laikyta favorite ir Danzig Star, o jau užtikrinta savo pergalę yra Evelina Ruvelytė. Jie atbėgo antrą viename iš bėgimų, tai jau buvo geresnis rezultatas negu buvo tikėtasi. Dabar Evelina Ruvelytė iškovojo ir nugalėtojos vardą. Proveržis šiai jaunai žokėjai, 2 vietoje panašu, kad finišuoja Danzig Star aplenkdama Verą ir 4 vietoje lieka Danzig King. Dabar matome nugalėtoją Evelina Ruvelytė su Morning Rose Player. Tai yra, kaip ir minėjau, kumelė, sarta, 2 metų amžiaus, priklausanti Vytui Žolynui ir treniruojama Edvino Kubiliaus žmogaus, kuris savo ruoštų liko paskutinis. Matome finišo pakartojimą. 1 vieta. Akivaizdu, Morning Rose Player. Ir dabar reikia išsiaiškinti dėl 2 vietos. Irgi gan akivaizdu, bent jau akivaizdžiau šiek tiek negu matėme kitus kartus iki tol. Danzig Star 2 vieta, 3 vieta Vera. Vera 3 pozicija, Kvico Abelašvilis buvo žokėjas. Tai yra Vera kumelė, priklausanti Richardui Petrikui ir treniruojama Evelinos Kvedrytės.